Sveiki. Šiandien svečiuojamės Pasvalio rajone Beinoravičių šeimos ūkyje, kur jaunasis ūkininkas Arminas papasakos, kaip sekasi dirbti ir iš arčiau parodys Runner X noraginį skutiką. Tai kur mes, Arminai, atvykom? Papasakok, kas per ūkis, kur randamės? Taigi atvykot į Beinoravičių šeimos ūkį Pasvalio rajone ir aprodysim šiandien jums skutiką Agromašo Runner X. Runner X. Tai kiek ko dirbat, kokie plotai, ką auginat? Dirbame apie 180 hektarų, auginam kviečius, rapsus. Aišku, turim ir šiek tiek bičių, o dėl laiko stokos teko atsinaujinti traktorių. O jeigu reikia traktorius, tai reikia ir skutiką. Tai nusprendėm, jog reikia nusipirkti būtent šį skutiką. Dirbat 180 hektarų ir šiek tiek bičių, tai kiek čia skaitosi bitininkų terminais šiek tiek? Ta šiek tiek apie 500 šeimų. Tai prie bičių realiai turbūt gali tekti užtrukti ne ką trumpiau negu per javapjūtę laukuose. Žinoma, reikia medų nuimti, reikia spėti susisukti bites paruošti žiemai, dėl laiko stokos. Aišku, dirbdavom ir su 3 metrų pakabinamų skutikų, bet tokio našumo nebuvo. Jau senai galvojom atsinaujinti skutiką. Taip pat žiūrėjom Agromaš, bet, taip pat Runnerį, bet buvo galios stoka. Tai kadangi nusipirkom traktorių, nusipirkom ir skutiką. Tai kas čia čia vienas iš naujausių pirkinių, aš kiek suprantu, ar ne? Taip, čia pernai metais nupirktas Massey Ferguson 8S, 265 arklių. O prieš tai jo vietoje kas darbavosi? Dar ir dabar darbuojasi John Deere 6920. Ir kaip pasiteisino šitas žaislas? Labai pasiteisino. O tai koks, nežinau, pačiam vis tiek jau čia jaunoji ūkininko karta turbūt, kaip čia, senų tarybinių traktorių gal matęs tik tais iš paveiksliukų arba kiek likę ant kiemo iš turbūt tėvo kolekcijos. Aišku, tenka pavairuoti ir belarusų, bet jau įlipus į šitą, tai jau iki tokio ir nebesinori. Tai aš suprantu, čia jaunųjų ūkininkų dabar realybė, ar ne, tarp galingiausių Fentų, Massey'ų ir John Deere'ų rinktis tenka. Tai kas ypatingo šitam? Kas gero prikomplektuota? Yra automatinio vairavimo sistema, galima pasireguliuoti kabinos amortizacijos švelnumą, griežtumą. Taip pat yra priekinis amortizuojantis tiltas, didelė kabina, patogi sėdynė, ir didelis manevringumas. Ir aišku, galia ir trauka. Čia, kaip suprantu, iš automatinis vairavimus, tai iš karto atsispindi ir tame, kad ir Petro Šiaučiūno Avela Racing ir Tractor Drivers of Lithuania, tai bedirbant laukuose yra kada ir socialinius tinklus praskrolinti. Tai aišku. Atsinaujinot, įsigijot Massey Fergusoną ir Runner X-as. Tai kas prieš jį dirbo, kaip sekėsi? Prieš jį dirbo irgi lenkiškas skutikas Raumako, 3 metrų, pakabinamas, 2 eilės kojų. Geras ir tas skutikas buvo, bet suprantat, darbo kokybė ne ta, lėčiau dirbasi, o, kaip jau aiškinu, mums reikia viską greitai pasidaryti. Tai, aišku, nusipirkom traktorių, faktas tas, kad reikia noraginio skutiko jau kito. Žiūrėjom naudotus, Kiokerlingus, Lemkenus, Vanderštatus, bet jų naudotų kaina prilygo šitam. Tai nusprendėm, kad geriau pasimti naują daiktą, negu jis kiš dar iš seno. Ir čia jau antras sezonas, ar ne? Kaip su... Taip, antras sezonas. Kaip įspūdžiai? Čia labiausiai ne tik kaina džiugina, bet ir... Darbo kokybė. Darbo kokybė? Taip. Šiaip pasakiškai dirba. Laukas palieka lygus kaip stalas.
Supratau, reikės bandyti pažiūrėti, kaip pavyks natūroje. Galėsim pažiūrėti. Šitą išskusti. Kas pagal tą nustatymą iš jėgos? Taip. Aišku, kartais reikia pasireguliuoti, ar ten gilį pasimažinti, ar pasididinti, bet ten labai minimaliai. Kokiam gilį skutat šiaip savo laukus? Rapsai apie 20, 25, o kviečiam 10, 15. Gal 15 kiek per daug, bet kažkur vidurkis lieka 10. Minėjai, kad rapsai iki 20-25 gilį skutat, tai net ir šitam traktoriui turbūt yra jau ką veikti. Kaip bebuvę yra. Aišku, greitis nukrenta iki kokių 8-7. Nu, tenka lėčiau, bet jis vis tiek savo darbą padaro. O tai kaip atrodo, tarkim, po javapjūtės suskutimas jau su šituo runneriu? Kiek maždaug laiko užtrunka? Aš girdėjau pas jūs ir tie laukai išsimėtę, aišku, yra ne tik viskas prie namų, bet kaip našumas maždaug? Na, jeigu esu pradėjęs lauką apie 1 valandą, ten 25 kažkur hektarai, tai pagal našumo atžvilgiu baigiau darbą apie 9 valandą vakare. Tai sąlyginai našumas tikrai didelis. Ir čia jau skutant, taip sakykime, nepasikuklinus įleisti žemę? Ne, nu tai kai kviečiams reikia taip jau šiek tiek kukliau, apie 10 cm laikydavom. O taip tai, nu, tas našumas, tai per porą dienų, nu, sakykime, sėjam kokį 40 hektarų, per porą dienų, tai pradėjus nuo ryto, kartais nuo pietų, drąsiai suskuti. Dar jeigu nori pavakarot, pradedi po piet, nu, čia įvairiai. Bet šiaip, nu, našumas tikrai, traktorius rodo apie 4 hektarai į valandą. Čia dar priklausomai nuo greičio. Kartais būna ir 5, kartais ir 6. Nu, aišku, 6 tai čia jau biški kosmosas. Aš pats netikiu, kad gali būti 6 hektarai. Bet, nu, kažkur imkim vidurkį 4-5 hektarai. Su ratais girdėjau, čia cirkų yra buvę? Nu, yra. Aišku, prisižiūrėjom, kaip kaimynai sukiojusi su kitų gamintojų noraginių skutikų. Na, aišku, sakom, pabandysim. Ir baigėsi tom, kad ratą pametėm. Tai teko prisirišti ir parsivežti. Bet net nelabai ir pasakysi, kad kažkas buvo, nežiūrint iš to, kaip susiremontavo. Ne, tai tik iš pačio disko išplišė. Čia šitas U-forma, tandeminis. Nu, dabar ant bangos šitie. Vieni iš tokių, tik kas turi, džiaugiasi. Na, aišku, reikia ir kur ne per šlapę žemę, nu, su to volu važiuoti. Nes kartais būna, kad užkiš. Tiesiog, jeigu per daug šlapę žemę, užsitrombuoja ir užsikiša. Nieks neapsaugotas, nelėkštas, irgi matos, kaip sakyt, dirbantis daiktas. Skutikų savininkai vieną pagrindinių pamokų išmoksta skaudžiausiai. Skaudžiai arba lengvai, tai kaip jūs išmokat suskleidimą, išskleidimą, kad nenukentėtų diskai? Skaudžiai. Tai kas buvo? Šlaunis visiškai iškeltas, na ir reikia išsilankstyti. Lankstum skutiką, tik po to žiūrim, va tą koją, kuri arčiausiai žemės, į kitą pusę persisukus. Aišku, bandėm tiesinti, nelabai atsitiesino. Iš karto skambutis jum, atsiuntė mum vieną koją. Kombaino operatorius brolis, kiek metų? Jam yra 12 metų. Ir čia jokių problemų. Šitoje šeimoje taip prasideda ūkininkavimas. Manęs dabar iš traktorius nebeišvys. Bet pakombainuot pačiam netenka. Brolis užėmės jau kėdę. Jau užėmės. Aš tarp kitko ir nelabai moku. Šitą ne. Tai nieko, jaunasis, 12-metis operatorius dar pamokyt gali. Na dar, jeigu reiks ir išmoksi. Kitaip ir būt negali. Ūkė turi mokėti viską. Skuti iš rankos ar pasileidai automatinį? Pasileidžiu automatinį dažniausiai, bet dabar iš rankos, sakau, reikia pabandyti. Ar dar bemoku tiesiai liniją važiuoti.
Tai čia kai telefonas nepaliktas būna. Dažniausiai. Tada rankos laisvas, galima ir pavairuoti. Bet taip, pradėjus automatiniu vairavimu, tu kažkaip ir nebesinori daugiau. Taip paprastai. Jaučiasi ir ant darbo našumo, ir ant kūros sąnaudų, bet, tikrai susitaupo. Kiek čia dabar leidai žemę? 20? Dabar bus kokį 17. Dabar biškį truputį pamažinau gylį. Nes žemė šiek tiek per šlapia ir ant kūro sąnaudų jaučiasi ir traktoriui lengviau. Pilnai užtenka tų 17-16 cm. Kiek mes čia važiuojam? Per valandą? Apie 10. Tai sakai apie agromašą jau tėvukas kurį laiką galvoja, ne? Jau kurį laiką galvoja. Keletą kaimynų turi agromašą, runnerius. Aišku, 3 metrų pakabinamus. Ir tiesiog pravažiuojant matom, kaip sudirba tą lauką. Ir tiesiog tas mus papirko. Tai mes čia esam kažkur kiek 50 km nuo Joniškio, ne? Panašiai. Tai. Tai kaip Krušą matėt, ar tik girdėjot? Gerai, kad ir čia nebuvo. Išvengiam mūsų. Aišku, buvo lietus užėjęs. Čia tėvukas kūlė va šitą lauką kaip tik. Ir prikūlė vieną mašiną, pasisuka iš šoną, žiūri, kad jau lietus ateina. O tai šiaip metai paėmus, kaip ir visur tokie labai sausi? Jaučiasi, kad buvo sausra. Jaučiasi. Kad vis tiek, sausra jau savo padarė. Jaučiasi ant derlių. Vis tiek pasvalys, sakyt, visi kiti Lietuvos ūkininkai šiek tiek turbūt su pavydu žiūri tas derlingiausias žemės Lietuvoje. Kaip atrodo našumas iš hektaro šiemet, lyginant su kitais metais? Vidutiniškai kažkas apie 5-6 tonas iš hektaro. Kviečių? Taip. O kaip rapsas atrodo? Rapsas apie 3 visą laiką. Esam turėję ir laukų, kur ir 9 tonas birėjo, ir 8. Čia, aišku, turėjom ir lauką, kuris mums panašiai apie 10 birėjo tonų iš hektaro. Tas spektras irgi pakankamai platus čia. Taip. Įvairus našumas, ar ne? Dabar tai mes jau kaip ir atsisakom to plūgo. Su kiekvienais metais mažiau ir mažiau. Vis mažiau. Aišku, pirmais metais nusipirkom Raumako naraginį skutiką ir suskutėm rapsą. Toks prastas buvo tas rapsas. Sakom, daugiau nebeskusim, tik arsim. Tada labai skubėjom, atsimenu, ir vieną pusę suskutam, likusią suariam. Tas rapsas labai panašus, kur skusta, kur artą sunku atskirti. Ir pradėjom skust rapsą. Tai dabar ir nestojam. Jau geriau skust negu art. Ir kūro taupimo atžvilgiu pasijaučia, ir našumo, ir laiko atžvilgiu. Vis tiek jaučiasi, kad greit susidirba.